Jonavos pradinėje mokykloje šiandien neeilinė diena. Po mokyklą vaikštinėjo išsipuošusios mokytojos ir išpaišytais veidais mokinukai. Mūsų mokykla šiemet pirmi metai prisijungė prie neformaliojo švietimo asociacijos jaunimo akademijos organizuojamos akcijos Diena kitaip 2014. Mes visi mokiniai ir mokytojos nusprendėme šiandieną pasipuošti veidus, apsirengimo stilius taipogi laisvas ir šukuosenų stilius laisvas. Vaikai kaip norėjo, šiandieną galėjo ateiti į mokyklą. Na, o koksgi tikslas? Tikslas paprastas, tiesiog suteikti vieni kitiems geras emocijas, džiaugsmą ir taip pat patirti kūrybos džiaugsmą. Na, iš tikrųjų, tai visi vertina, jog mokytojai ir ypatingai mokyklos direktorė turėtų būti rimti, be spalvotų plunksnų ir tikrai neišdažytais veidais. Kaip taip išdrįsote, kaip pasiryžote? Na, tokią dieną, manau, tai tektų visiems prisijungti. Ne tik tai mokiniai turėtų tai atlikinėti, bet ir suaugę, nes mes esam jų pavyzdys. Na, o kaip patys vaikučiai, ar smagiai pasitiko tokią idėją ir tokią mintį piešimui ant veido? Iš tikrųjų, rytas pasirodė kitoks, nes vaikai vieni kitus žiūrėjo, kaip jie atrodo, kaip jie įsipaišė, gal vieni kitiems netgi padėjo, kas neturėjo pieštukų piešė, kas neturėjo tatuiruočių klijavo, labai džiaugsmingai žiūrėjo į mokytojas. Iš tikrųjų, kad mokytoja kitokia, atrodo ta pati, bet kitokia, kaip ir mūsų šiandienos šūkis, tas pats, tik kitoks. Iš tikrųjų, sukėlė tikrai linksmas emocijas ir pasirodo galima taip patgi mokytis ir linksmai atrodant. Dabar matau, prie jūsų prisijungė jaunasis tigriukas, jeigu taip neklystu. Tai dabar tu man papasakok, kas tave taip gražiai išpaišė? Mama. Mama? Mama gal dailininkė? Taip. O koks tavo vardas? Airidas. Tai čia tigriukas, liutukas ar dar koksai kitas gyvūnėlis? Kas? Tigriukas, gal šis? Gal. Vaikai nepavydi tokio gražaus išpiešimo? Ne, nepavydi. O tau pačiam smagu, gražu? Pirmą Norėtum dar kartelį tai pakartot mokyklai smagiai? Taip, labai. Sakykit, direktorė, ar šita tokia diena dar ir kitais metais pasikartos ir ar taps tradicija? Na, manau, jeigu rasim vėlgi į savo elektroniniam pašte pasiūlymą, tai manau, kad šie mokslo metai parodys, kiek tų vaikučių šitai prisijungė, kiek čia mes sugebėjom pasipuošti. Na, tokia diena linksma, nuotaikinga, manau, kad turėtų būti mokslo metuose bent viena tikrai turi tokie pasitaikyti. Taip pat šiandieną tuoj pat bus pertrauka, pajungsime aparatūrą, vaikami bus diskoteka, vieni kitus galės pasidairyti. Na ir muzikos mokytoja, mačiau, gražiai pasipuošusi irgi su savo ženklu ant veido. Taigi sukviesti bus vaikučiai į linksmą puotą, muzikos mokytoja prašom ateiti pasirodyti irgi. Ir manau, kad čia vieni kitus pasidairė, pamatys, kokių gražių ornamentų kūrybos prigalvota. Kaip matėte, netgi ir kaukės ant veidų nupieštos. Na, o ornamentika truputėlį talkino mums jaunasis dailininkas Vaidas Butas, kuris truputėlį mus irgi padailino. Pačios ne visada sugebam, nors meniniai gabumai, manau, kiekviena mokytoja jų turi, tačiau šiandieną norėjom atrodyti ypatingai kitaip. Na ir kaip jūs vertinate dabar? Pakvietė jūs, tai dabar turite ir pakalbėti. Kaip vertinate tokią dieną kitaip? Nu, labai puikiai vertinu, smagiau, vaikai kitokie, mokytojas kita nuotaika vaikšto, su šypsenom, net saulutė šviečia labai nuostabiai ir puikiai, su nuotaika gera labai. O sakykit, pamokos vyksta įprastiniu būdu ar per pertraukas tik tais diskoteka? Tai pamokos vyksta įprastiniu būdu, tikiuosi, kad jos linksmesnės ir draugiškesnės ir nuotaikingesnės ir kūrybiškesnės. Šiandieną penktadienis, pas mus daugiausia pamokų dailės ir technologijos. Taigi, manau, kad šita meno rūšis kryptis atsiskleis gal ir mokinių lapuose, kūrybose, dailės pamokų metu, nuo per pertraukas tikrai bus linksma ir išradinga, vaikai vieni kitus žiūrės ir linksminsis. Ačiū Jums gražios. Ačiū labai. Ačiū.